Gruodžio 1 – pasaulinė AIDS diena. Šia proga Klaipėdos universiteto sveikatos mokslų fakulteto studentų atstovybė surengė akciją. Jos metu studentai uždegė žvakeles AIDS aukoms atminti ir žiūrėjo prevencinės reklamas bei trumpametražius filmus. Organizatorių teigimu subėgtuko su žvakėmis idėja kilo itin spontaniškai. AIDS dienos paminėjimas tai yra mūsų atstovybės tradicinė šventė. Ne šventė, toks dienos paminėjimas pasaulinės AIDS dienos. Tai ši idėja iš tikrųjų kilo spontaniškai, nes nedarėm tokio kaip flashmobų su žvakutėmis, nes vis tiek žvakutės man labiau asocijuojasi su žuvusiaisiais, o kaip tik AIDS diena yra paminėti tuos žmonės, kurie yra nukentėję nuo šios ligos. Klaipėdos universiteto sveikatos mokslų fakulteto studentų atstovybės pirmininkės Vaivos Trupčinskaitės teigimu, AIDS dienos minėjimui trumpametražiai filmai ir reklamos buvo pasirinkti neatsitiktinai. Dažniausiai jaunimas yra pratęs atsiriboti nuo per daug teorijos, o per tokias reklamas galim gal labiau priversti susimastyti, nes jos yra tokio gal daugiau humoriško pobūdžio. Ir tiesiog tokių reklamų pagalba žmonės gal pradės rimčiau žiūrėti, nors jos pakankamai nerimtos. Renginio organizatoriai džiaugiasi, kad AIDS dienos minėjimas Klaipėdos universitete sulaukė nemažo studentų susidomėjimo. Kaip matote, susirinko nemažai žmonių, visi taip sužino apie tokią dieną, nes dauguma, aišku, nežinau, kad yra apskritai AIDS dienos minėjimas. Dabar jie turi galimybę pasižiūrėti filmukus, pasivaišinti arbata, sausainiais ir taip daugiau sužinoti apie šią ir kartu ir problemą, ir kaip saugotis, ir kaip rūpintis savimi. Klaipėdos universiteto sveikatos mokslų fakulteto dekanas profesorius daktaras Artūras Razbadauskas džiaugiasi studentų iniciatyva ir jiems dėkojo, pabrėždama šios tarptautinės dienos svarbą. Kad patys studentai neužmiršta tarptautinių švenčių, kurios ta šventė tokia sunku net pasakyti, tai yra iš esmės simbolizuoja žuvusių nuo virusinės infekcijos, žmogaus imunodeficito viruso. Ir šiuo metu yra daug jėgų dedama visame pasaulyje, kad surasti vaistus. Virusą mes jau žinom, matote, vėžys yra liga, mes net nežinom, kas ją sukelia. Tikimasi, kad kitąmet šis tradicinis minėjimas apims ne tik sveikatos mokslų fakultetą.